Kauno tvirtovės 4 forte vyksta Europos paveldo dienos. Tema gyvasis paveldas, meistrystės laboratorija. Kauno tvirtovės parkas valdo 7 fortus, galima sakyti, beveik 100 įvairiausių statinių Kaune. Yra vienas didžiausių, turbūt Lietuvoje, paveldo tokių valdytojų. Ir mūsų tikslas buvo parodyti, kad Kauno fortai yra iš tikrųjų Kauno tvirtovė. Kad tai yra miestas tvirtovė, kad tai yra visa visuma. Čia vykstantis renginiai yra paskaitos, dirbtuvės, edukacijos. Čiagi galima organizuoti renginius, čia yra bendruomeninė erdvė, įtvirtintas kraštovaizdis, gamta, istorija. Tvirtovės parko veikla labai įvairialypė, labai svarbu kūryba, menas, kurie kažkaip irgi kitaip išskleidžia, reiškia, fortų potencialą. Net kaip matote, objektas yra toksai sudėtingas, atrestauruoti jį, pilnai atkurti pirminę būklę labai daug lėšų reikalautų, nors ir turime fasadų restauravimo projektą. Vyksta paskaitos apie metalo restauravimą, taip pat metalo restauravimo dirbtuvės, tai Kauno tvirtovės lango ir Kauno tvirtovės tvoros paruošimas restauravimui. Čia yra 9 forto langai. Vienas yra originalus, išlikęs toks, koks buvo išimtas, ir kitas yra vieną kartą dažytas jau, sutvarkytas ir vieną kartą dažytas. Dabar beliko jam įdėti tai stiklus ir dar kartą nudažyti. Iš savo veiklos pamatėm, kad tas įvairias patalpas visgi tikrai galima įvairiai labai pritaikyti. Tiek bendruomenės poreikiam, tiek renginiam, kultūrai ar ne įvairiom iniciatyvom. Todėl sugalvojam tokią programą, reiškia, laisvas plotas, laisvės tvirtovėje. Pagrindė tai ir yra kazematai, skliautuotos patalpos, 70 kvadratinių metrų. Geriausias pritaikymas yra kūrybai, kūrybiniam industrijom ar neaktyvam laisvalaikiui. Plytų ekspozicija tai yra buvusios Rokų keramikos gamyklos muziejaus ekspozicija, kuri yra perduota mums, Kauno tvirtovės parkui. Kodėl būtent 4 forte, kuris stovi Rokuose? Kadangi čia buvo Bernardinų plytinė nuo 17 šimtmečio, iš to paties molio statė Kauno tvirtovės fortus, plytinė, kuri nuo tarpukario jau yra vadinama Rokų plytinė, o vėliau Rokų keramikos gamykla. Dabar einam per pereivinės, ar atsimenat, kaip rodžiau nuotrauką, kur sakiau įsiminti, kaip atrodė pereivinės? Šitų Europos paveldo dienų dalyvius mes siekiame supažindinti ir su pačiu fortu. Todėl vyko ekskursija po Kauno tvirtovės 4 fortą ir žygis tarp 3 ir 4 tvirtovės fortų. Kauno tvirtovės parkas taip pat ruošia vadinamosius Kauno tvirtovės gidus. Tai yra karinės istorijos ir karo objektų mylėtojai, kurie domisi būtent karo istoriją. Ir šitie paruošti gidai paprastai veda ekskursijas po mūsų objektą. Taip, kad jau pirmieji mūsų gyventojai renkasi miegoti. Prašom, valio! Tvirtovės sezonas visą laiką prasideda tada, kai atsibunda šikšnosparniai. Tai vyksta po gegužės 1 dienos. Tai yra šventė, nes mes visą laiką pristatome naujas sutvarkytas erdves, naujus renginius, kviečiame bendruomenės iš tos renginius. Ir tai tikrai yra šventė ir mums, ir bendruomenėms, kurios gyvena prie mūsų objektų. Kauno tvirtovės objektai, fortai, kuo toliau, tuo labiau atsiranda vis labiau urbanizuotoje teritorijoje. Aplinkui statosi gyvenamieji rajonai. Bendruomenės gyvenančios prie jų neturi žalių plotų ir todėl labai yra svarbu šitos objektus įveiklinti, juos sutvarkyti, kad bendruomenėms atsirastų atitinkančius jų poreikius erdvės. Todėl mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su bendruomenėmis gyvenančiomis prie šitų objektų. Tas paveldas, jisai kiekvienam laikotarpį įgauna truputėlį kitą funkciją. Daug įdomiau yra realios erdvės, ką ten galima daryti. Čia labai geras buvo ženklas. We care. Mums rūpi, kad tas paveldas
reiškia, būtų pritaikytas tinkamai ir kad jisai suburtų įvairias bendruomenės, kūrėjus ar ne, toksai kaip hubas rastųsi, tinklas, spiečius žmonių, kurie naudodami fortus jais įrūpintų. Na kur šypsenos ne pas visus matau. Ačiū labai.